stovėjau, spaudžiu, man erorus metė. Опять интервью берут у кого-то. Un tagad pirmo reizi es braucu ar vilcienu. Traukinio bilietai buvo iššluoti akimirksniu. Su viduj. Tyladži, lioti erti. Vašakas. Sėdų savaitę. Kiek žmonių filmuoja daug. Dabar esu Rygoje. Sveiki, paskutinį kartą maršrutas Vilnius-Ryga kursavo 2004 metais. Todėl aišku, kad tokio maršruto atnaujinimas sukels didelį atgarsį. Apie jį rašė visi. Ir kadangi aš esu didžiulis Latvijos ir Lietuvos entuziastas, tai aišku negalėjau praeiti pro šalį ir iš karto bandžiau nusipirkti bilietą į patį pirmą istorinį reisą. Pirmus 15 minučių sistema lūžinėja, tačiau pagaliau man pavyko gauti 92 vietą, o po 30 minučių, man atrodo, apskritai jau nebuvo bilietų. Beje, pirma klasė buvo rezervuota Lietuvos premjeriai ir kitiems svarbiams asmenims. Netgi sklydo gandai, kad už mūsų buvo atsarginis traukinys, kuris turėtų paimti premjerę, jeigu sulūžtų mūsų traukinys. Tačiau man atrodo, tai tik pasakos. Aišku, jeigu mūsų traukinys būtų toks kaip Latvijai nupirktas iš Čekijos, kurie nuolat lūžta ir Latvijai dabar turi galvos skausmą, tai manau būtų realu. Tačiau tai buvo lietuviškas traukinys, Lietuvoje jau seniai tie traukiniai, todėl abejoju, kad buvo kažkoks atsarginis. Taigi, pirmasis reisas įvyko puikiai, Šiauliai pasitiko, Joniškis pasitiko, Jelgava, Ryga tikrai pasitiko, pačiame traukinyje susipažinau su kitais entuziastais, pareiso mane kalbino 2 kartus latviškoje televiziją, patekau pas įvairius blogerius, ir pakalbėkime apie komfortą. Kadangi aš per paskutinius 2 metus atlikau maždaug 100 reisų į Rygą, 51 pusę, 50 kitą pusę, tai galiu pasakyti, kas man patiko traukinyje. Pirmiausia, nereikia prisiseginėti saugos diržų. Antras, galima vaikščioti po vagonus. Vagonai platus ir netgi jeigu jūs imsit 92 vietą, o tai yra toks kaip istorinis vagonas, tarpukario stilistikui padarytas, tai bus jausmas, kad jūs važiuojate name ant ratų. Trečias dalykas, mažiau krato. Nors vis tiek telefonas padėtas ant stalo gali nukristi, kartais būna tokie bum. Biški bum, tačiau autobuse dar daugiau krato, ypač jeigu stabdo, ypač jeigu koks posūkis yra, tai aišku, šią prasme traukinys stabilesnis. Ketvirtas dalykas, šiaip avarijos tikimybė mažesnė. Aišku, jeigu nutinka su traukinės avarija, tai jau labai blogai, tačiau su autobusais yra toks dalykas. Nuo Vilniaus iki Panevėžio labai geras kelias, gera automagistralė. Nuo Panevėžio prasideda tokios juostos ir būna visokie idiotai, bando lenkti, neaplenkia, užstringa per vidurį ir visi autobusai turi taip slinktis. Tai būna retai, bet esu matęs, sėdėjau priekyje ir suprantu, kad avarijos tikimybės autobusai šiek tiek didesnė. Penktas dalykas, netikrina paso. Vėlgi, pas mane lygtais tokių problemų nėra, tačiau per 100 reisų esu matęs ašarų, esu matęs, kad susitiksim po 3 valandų, į kitą įsėsiu. Žodžiu, tikrai nekartą žmonės pamirždavo pasus, ypač mokiniai, ir negalėjo išvykti. Tačiau bendraja prasme, traukinys tai tiesiog yra namas ant ratų, jame yra daugiau vietos ir jisai yra saugesnis. Dabar pakalbėkime apie negatyvius dalykus. Pirmiausia, nėra elektros įkrovimo lizdų. Arba jie yra tik tai pirmoje klasėje. Antroje klasėje nėra. Už tą kainą, kur autobuse visur yra elektros lizdai, netgi USB, ne tik tai, kur rozetės yra. Antras dalykas, tai yra skurdesnis vaizdas pro langą. Vis dėlto, kada važiuoji autobusu, tu gali pravažiuoti pro miesto centrą, pamatyti bažnyčią, upelį, žmonės, parduotuvės, mašinos galų gale. Tikrai kraštovaizdis yra daug įdomesnis, o traukinyje iš esmės miškai, traukinių stotis vėl miškai. Trečias dalykas, nėra pramoginių elektrinių įrenginių. Vėlgi, ne visiems gal tai yra aktualu. Pavyzdžiui, aš niekada nežiūriu filmus per tą ekranėlį, tačiau daugelis žmonių žiūri ir ypač jeigu jie važiuoja poilsiauti, tai aišku, jie pasileidžia filmą, galima net 2 ausenes pajungti ir iš vieno ekraniuko žiūrėti abiem žmonėm filmą. Traukinyje, aišku, tokių pramogų nėra. Tada kaina didesnė. Kaip gruodį, taip ir dabar traukinio bilietas antroji klasiai kainuoja 24 eurus. Su autobusu tu gali rasti net 15 eurų, nors ten irgi priklauso nuo laiko, galima ir už 21 eurų mažiausiai. Tų naktinių, aš esu visais išvažinėjęs, naktiniais, rytiniais, duok man laikų lentelę, visais laikais aš važinėjau. Penktas, skurdus laikų pasirinkimas. Iš Vilniaus tik tai anksti ryte, iš Rygos tik tai jau dieną. Aišku, aš suprantu, kad nėra jau tokia paklausa, kad padaryti daugiau laikų. Tačiau vis tiek, šią prasme autobusai, pripažinkime, yra pranašesni, kai autobusas važinėja kas 2 valandas. Dabar dėl sėdinių patogumo. Aš manau, kad tai yra subjektyvus dalykas, todėl aš nepriskyriau nei prie pliusų, nei prie minusų, bet esmė tokia, kad sėdynės traukinyje yra platesnės. Apie tai aš ir kalbėjau Latvijos televizijai. Bišin ertak, plašakas tas sėžamas vietas, tačiau autobuse tu gali atsilošti. Ir man atrodo, kad autobuse sėdynės yra minkštesnės. Netgi galima, ne visi tą žino, beje, tą sėdynę, kuri yra ne prie lango, prie perėjimo, dar šiek tiek taip iš šono pastumti ir vis tiek tu gaunasi daug vietos gana. Todėl, aišku, man komfortiškiau autobuse sėdėti, bet vėlgi tai
tai yra gana subjektyvu. Ir dar toks dalykas, kad ten yra tokios vietos prie staliuko, kur po 4. Tai vėlgi, jeigu aš vienas važiuočiau, man nesinorėtų kitam žmogui akis žiūrėti, man labai nemalonu. Autobuse aš esu su visokiais keistais žmonėmis važinėjęs ir ačiū Dievui, kad jie bent į mano veidą nežiūrėjo, aš galėjau taip tiesiog į langą žiūrėti ar kur nors kitur. Tačiau jeigu jūs važiuojat kompaniją, tai kaip tik jums traukinys šia prasme turėtų būti patogesnis. Tai žodžiu, bendrai, kokią išvadą galiu padaryti? Vardant atrakcijos, ypač jeigu pas jūs yra šeima, kompanija, jūsų daug žmonių, jums labai sunku išsėdėti 4 valandas, va taip susispaudžiant. Jūs norite daugiau laisvumo ir taip toliau, tai aišku, kad siūlau traukinį. Tikrai šia prasme jis yra komfortiškesnis ir vis tiek ne ant tiek jau ten brangesnis. Tačiau jeigu jūs esate biznes žmogus ir jums reikia nukakti konkrečių laikų, vis dėlto siūlau autobusą. Bent jau aš patenku į biznes kategoriją, man yra konkretus laikai, ten jeigu koncertas 19, tai aš sėdu 2 valandą, ten kažkur apie 6 jau esu Rygoje ir tiesiai patenku į koncertą. O su traukiniu aš atvažiuočiau kažkur ryte, bastyčiausi visą dieną po miestą. Patikėkit, aš to miesto esu matęs, tai man personaliai aišku daugiau autobusas. Tačiau nenoriu pasakyti, kad jis objektyviai yra geresnis, tiesiog pagal poreikius. Reikia paminėti, kad tai nėra tiesiog Latvijos ir Lietuvos susijungimas. Tai Lietuvai reikėjo sujungti Joniškį. Joniškį traukinio stotis buvo nenaudojama ir Lietuvai tiesiog reikėjo sugalvoti tokį planą, kad viską integruot, aišku, dar kartu su Latvijais dar geriau. Kaip aš matau, tai yra daugiau lietuvių projektas. Ryte išvažiuoju iš Vilniaus, vakare tik iš Rygos. Apie tai patys Latvijai skundėsi komentaruose. Logiškai, lietuviai išvažiuoja, apsiperka ir grįžta. Mums nauda, aišku, ir jiems nauda, nes mes ten apsiperkam, blablabla. Tačiau apie tą regioninį svarbumą žmonės nebūtinai net į Rygą važiuoja. Tame pačiame pirmoje reise pasitaikė žmonės, kurie važiavo tiesiog iš Vilniaus į Šiaulius. Tiesiog atsitiktinai nusipirko bilietą ir pateko į tą pirmą istorinį reisą, jie buvo šoke. Ir žmogus gali net iš Joniškio nusipirkti bilietą į Rygą ar iš Joniškio į Vilniaus. Taigi, galutinės išvados. Jeigu norim nuvažiuoti nuo Vilniaus iki Rygos, tai traukinys tai yra tiesiog papildoma opcija, kitokia opcija. Įvairumas visada yra smagu, šia prasme vertėjo daryti tokį traukinį. Jeigu imam vis dėlto aspektą santykių Lietuvos ir Latvijos, tai dar geriau, kad yra Vilnius Ryga, Ryga Vilnius traukinys. Tai rodo mūsų integraciją, domėjimąsi vienas kitų. Net pasižiūrėjau, iki šiol bent jau pusė bilietų tikrai yra išperkami. Ir jeigu mes ypač imam regioninį Lietuvos aspektą, kad Lietuva sugalvoja kaip įtraukti Joniškį, tai yra dar geriau ir tikrai vertėjo tokį traukinį leisti. Dabar jau iš laiko perspektyvos praėjo 5 mėnesiai, mes kaip tikri istorikai galime vertinti, šitą viską pasižiūrėti, kada atslūgo tas pats vajus, vertėjo. Viskas. Iki kitų video. Labas rytas, esu Vilniaus geležinkelio stoty ir dabar važiuosim į Rygą su pačiu pirmoju traukiniu. Traukinį 6:30 minučių. Labai gražiai, per daug gražiai. Mėly keleiviai, būkite atsargus, durys uždaromos. Kita stotis Ryga. Tai va, dabar esu Rygoje ir eisiu kažkur pasivaikščioti.